visi. tą galėsim padaryti. Ką? Ai. Šiandien yra šeštadienis. Nu jau sekmadienis. Kiek valandų? Kai 12. Pusė pirmos. Ir čia bus nakvynės vlogas. Adrija pablandiškėjo labiau. Sėskis. Sit down, please. My money don't jiggle, jiggle. I like to see you wiggle, wiggle. For sure. Žodžiu, žiūrėkit, kokia blondinė. Žiūrėkit, aš brunetka, blondinka. Padaryt gali. Gerai, žodžiu. Mes įsidėjom į ChatGPT daug klausimų. Aš noriu turim klausimų. Kas man yra? Klausimų, ką mes galėtume nuveikti, tai mes bandysim išbandyti. Tai yra, mes iš pradžio Adrija nori padaryti TikToką. Taip. Nes neišprotės, jeigu mes jo nepadarysim. Darim TikTokų ir dabar mes norime pabandyti tą challenge, kur viena užsideda ausines ir kita turi pasakyti kažką apie savo geriausią. Bet čia TikToką daro, taip. Nu tai aš galėsiu šitą sueditinti taip, kad dar ir į TikToką įkeltume. Arba aš pafilmuoju galiu per TikToką. O tu per čia. Ir variantas jau. O norėsi pas save įsikelsi į YouTube dviesi, ne? Šiandien reklamuosim Coca-Cola. Mėgstamiausias spalva. Į sveikatą. Pirmas mėgstamiausias spalva. Bet aš girdžiu. Gerai. Tai mano mėgstamiausias spalva yra... Mano mėgstamiausias spalva yra pilka arba baby pink, va tokia kaip mano nagų. O Emilijos mėgstamiausias spalva... Emilijos gal mėgstamiausia spalva yra ruda arba tokia cherry red. Keičiame. Gerai. Mėgstamiausias spalvas, sakysi. Savo ir mano. Žodžiu, Adrijos mėgstamiausia spalva yra tamsiai raudona, o mano yra tamsiai žalia. Gerai. Jau? Nu. Dabar didžiausia baimė, galim sakyti. Tai mano didžiausia baimė yra vorai. Arba tiesiog, kad neturėsiu vaikų, ateity negalėsiu turėti. Emilijos baimė, gal karjera, ateitis, šiaip darbas, viskas. Ir 18 metų, kai jis. Didžiausia baimė, ne? Mano didžiausia baimė yra nebūti successful, o Adrijos didžiausia baimė yra tikriausiai būti džadžinamai jos mylimų žmonių. Gerai, nu. Kokie dalykai labiausiai erzina? Tipo, man apie tave? Jo. O. Ne, tipo, ne tai, kad kas viena kita mus erzina, bet kas tave apskritai erzina, tipo, iš mano pusės. Nu, ne tai, kad iš mano pusės, bet apskritai, kas tave gyvenime erzina, kokia savybė kitų žmonių. Mane erzina labiausiai, kai žmonės tiesiog kalba, bet nedaro veiksmų. Tikriausiai ta pati ir pas Emiliją. Mane labiausiai erzina nepunktualūs žmonės ir nemotyvuoti, o Adrija melagiai.
Jau? Jo. Davai. Nežiūrim? Stabdyk man. Tu pažiūri, man įdomu. Gerai. Mano mėgstamiausia spalva yra pilka arba baby pink, pasakė mano vaikų. Rimtai. Emilijos gal mėgstamiausia spalva yra ruda arba tokia cherry red. Žodžiu, Adrijos mėgstamiausia spalva yra tamsiai raudona, o mano yra tamsiai žalia. Mano didžiausia baimė yra orai. Arba tiesiog, kad neturėsiu vaikų, ateity negalėsiu turėti. Kažkaip apie šitą net nepagalvojau. Karjera, ateitis, šiaip darbas, viskas. Ką? Ir 18 metų, kai Ai. Mano didžiausia baimė yra nebūti successful, o Adrijos Aš visiškai kitą pasakiau. Tikriausiai būti džiadžinamai jos mylimų žmonių. Labiausiai, kai žmonės tiesiog kalba, bet nedaro. Tikriausiai ta pati ir pasimėglė. Mane labiausiai erzina nepunktualūs žmonės ir nemotyvuoti, o Adrija melagiai. Sunačiau. Čia yra turiu lagai. Tipo, kiek mes buvo? 13 metų draugai. Spalva yra ruda arba tokia. Žiūrėk, bent jau sužinom kažką vieną apie kitą. Nu, bet čia irgi reda, visai patinka. Ai, man daug spalvų patinka. Dabar labai baby patinka. Žodžiu, mes sugalvojom ChatGPT paklaust dažniausiai Google užduodamų klausimų ir mes bandysim juos atsakyti. Pirmas klausimas, kodėl katės bijo agurkų? Aš ne Google tau ir ne visagalis internetas, kad aš tau atsakyčiau. Gal agurkai smirda? Visi jo bijotų, manau, jau. Beje. Ne, bet gal smirda rimtai. Nes jų maslė. Man tai, pavyzdžiui, agurkai smirda. Neuošiu. Okay. Antras klausimas, ar žuvis troškina? Ar žuvys troškina? Tipo, ar jos gert nori vandenį? Gal Jo. ar žuvį vaja... Daug prasme. Nu, tipo, ar jas troškina? O Jos šiaip gi vandenį žuvys- būna, ar jos jos troškina, ar iš- ne? Trokšta? Tipo, jom reikia vandens. Aš Aš manau, jau ne, jos neįsižiūrė. Jos išsižiūrė. Aš blėt kvapuoju. Nesvarbu, tai gal patenka pas jas tai kažkaip. Tai jos kvapuoja vandeniu. Tai gerai. Trečias klausimas, kaip šikšnosparniai miega aukštyn kojomis nenukritę? Užsikabino. Kokie amerikonai džiūrdami. Ketvirtas klausimas, ar vištos prakaituoja? Aš vištą ar prakaituoju. Mes vištos, mes prakaituojam, tai tikriausiai. Ne, tikriausiai. Ble. Ar jos daug dirba? Nedirba. Kažko jis prakaituoja. Šiaip gyvūnai prakaituoja. Gerai, penktas, kodėl antys nešlampa? Waterproof jos. Aš žinau. Jie šiuolaikiškos. Vanduo jas nepadaro, bet. Atsparios. Sakau. Šeštas klausimas. Ar aš galiu valgyti savo pačių plaukus? Ar aš galiu valgyti savo pačių plaukus? Gerai suformulavo Valgy, klausimą. ką žinau. Ką žinau? Septintas. Ar galim išgyventi tik valgant bulves? Tai aišku. Aišku, Ne. dar gert vandens. Nu, ne. Nes jau trūkta vitaminų. Saulė. Nu, tai vitaminas D. Tu tą vitaminą D iš kitur gali gauti. Nežinau. Pabandykit ir sužinosit. Nebandė nežinau. Nebandykit namuose. Aštuntas. Ar žmonės tikrai skaičiuoja avinus prieš miegą? Kartais. Bent jau aš. Aš kartais būna skaičiuoju. Tai. Nu jo, jeigu neužmiegu, labai blogai, jeigu būna. Aš tai kažkada skaičiuoju. bandžiau, bet Aš niekada aš aš buvau. buvau. Man vieną kartą vienintelį bandžiau skaičiuoti avis. Nepaėjo, nes man jos pradėjo daugintis kažką. Devintas. Ką daryti, jei užstrigau skalbyklėje?
pasikviesti. Kazin savo, kad ištraukti. Žinai, kaip ten tik tokia būna. O kodėl? O kaip tu lendai? Kaip tai veikia? Ko tai ten? Ko nepametė? Bet tai tu ranką įkiši ir pasiemi, apsukida. Ir viskas. Ne, tai jis norėjo būti all in, žinai. Kokias mes nefainas. Gerai. Kodėl visada pametu koinės? Aš nepametu, man jos nudyla dažniausiai. Aš gumytės Aš dažniausiai įdedu į pametu. skalbenkę ir jos grįžta iš skalbenkės viena. Skalbenkę suvalgė. Lys kaip paieškok vis tiek. Visai reikia, all in, žinai. Jo. Viskas. Pizda. Man rodos, ryt kažką daugiau pafilmuosiu, nes dabar mes esam tik tokia sėdim. Jo. Aš tai negaminu. Labas rytas, ponas ir... Žinai, kad neflešint. Mes ką tik atsikėlėm, mes prieš valandą atsikėlėm. Prieš valandą? Nu, aš mažiau, nes aš biškį dar pamiegojau Adriją prieš valandą. Nes jo žadintuvas kažkoks keisto garso. Kodėl tu tokį užsidėjus? Kodėl? Aš visada. Čia kad prisikeltum tikrai, ne? Anyway, tai dabar 12 dienos. Ir TikTokas amerikiečiams užbanintas. Visas TikTokas tom ir pilnas. Jo, grinai. Na, tipo. Oh, well. Ba. Ar tu save dabar sąlygė? Jo. Na, tiesiog atsidarė savo Instagram, aš irgi taip darau. Aš Ir dažnai pradėjau taip darau, žiūrėt jeigu savo naujas followeris, aš highlights. taip padarau. Jo. Kad kaip iš jo views atrodo. Ne, jeigu svarbus naujas followeris. Nes ne, kai visi. Nu jo. Gerai, nu, karočią. Tai va, TikTokas užbanintas amerikonams. Tokios žinios. Happy, kad neužbanina mum TikToką. Nes, nu... Imagine, jeigu užbanintų Lietuvoje TikToką. Kaip mes gyventume? Mes neišgyventume. Ką aš veikčiau per matkės pamokas? Ką? Nors ne, turėčiau ką veikti. Pinterest'e sėdėčiau. Nešiokauju, guys. Nedarykit to. Nebūkit kaip aš. Mes pavalgėm. Pamiršau pafilmuot. Nes pamiršau kaip filmuot videkus. Nes ilgai nefilmavau. Sorry, guys. But I'm trying, okay? I'm trying. I'm just a girl. Ir, žodžiu, aš net nežinau, ką aš šiandien veiksiu dar. Tai va, žodžiu, skaniai mes valgėm blynus su varškėm. Real. Aš mėgstu tai. Literaliai būna. Aš irgi visą laiką taip užsidedu koją. Labai patogu. Dabar yra 1:30. Rimtai. Jo. Mes antrą nuėjome miegot, man rodos, ne? Ir 11 atsikėlėm. Biškį po 11. Jo, ryt į mokyklą. Pako. Man ryt du kontroliniai ir aš tingiu ruoštis. Aš nežinau, ką ruoštis, tiesą sakant. Tai va tokios naujienos. Outfit check. Adrijos megztinis. Adrijos maikė. Adrijos treninginės kelnes. Susivėlę plaukai. Nenuvalytas makiažas. iPhone 15. Kreminiai nagučiai. Ne kreminiai. Nagučiai. Tai va. Anyway, mes sugalvom, kai mes norim fotosesijos. Tiksliau, aš sugalvojau. Pas ją yra balta siena. Bet yra juoda. Amazing. Tu kurios nori? Kur tu matai rudą sieną? Ten. Ai.
Dabar iš pradžių man reiks susitvarkyti veidą. Obviously. Gerai, dabar mes einam persirengti ir grįšim pas jus. This is my outfit. Aš į ką turiu šortukus. Don't be a pedal. Ir čia yra Adrijos outfitas. Amazing, gorgeous. Ir dabar eisim fotkintis prie šitos sienos. Dabar bandom panaikinti Adrijos raudonas akis per nuotraukas. Ir jinai žiauriai susinervinus, nes joks apsas nenuėmė normaliai to raudonumo, bet tiesiog pablizgino jas. Bet anyway, nuotraukas įkelsime į Instagramą, tai bėkit pažiūrėti mūsų Instagramus. Man rodos, mes jau šiandien nebesifotkinsim, nes jau pavargom. Jeigu ir fotkinsimės, tai jau su kitais outfitais. Bet jo, dabar tiesiog toks chill time. Ok, guys, žodžiu, dar pasidarėm TikTok, aš pasidariau TikToką, kurį dariau 1000 kartų. Dabar mes eisim išsiųst siuntą ir tada aš važiuosiu namučio. Nu, dabar spausk. Dabar siųsti. Internetu registruota siunta. Mano siunta jau supakuota. Dabar pasiimk lipduką. Klijuok. Satisfying moment. Kaip man dabar klijuok? Nu, paprastai klijuok. Taip. Taip. Aš būčiau sukišusi fotą. Nu, tai taip. Išsiuntėm siuntą. Dabar aš lauksiu Bolto. Tai, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime kitame video. Ir čiau, braškės.